Su jumis vis dar Rasa, vis dar tyrinėtoja, stebėtoja savęs ir savo aplinkos bei realybės, kurioje man ir jums pasisekė šiuo metu būti, pabūti ir sukurti taip, kurioje kiekvienam savaip yra gera, malonu, komfortiška arba ne. Todėl labai trumpai šiandien noriu atskleisti, kaip aš matau šiuos žodžius ir išpakuoti šiek tiek, pasižiūrėti iš mano stebėjimo, pastebėjimo ir suvokimo bei pajautimo, kaip aš tą jaučiu ir matau ir kas man tame yra man svarbiausia. Aš ne guru, ne mokslo įrodyta, ne mokytoja, ne ta, kuri žino, kaip turi būti. Aš stebiu, pritaikau, prisiemu atsakomybę ir turiu drąsos patikrinti savo patirtim ir pasidaryti išvadas, tinka, netinka, užtvirtinu arba atmetu. Kaip man dažnai būdavo ir sakydavo, kad tai neįmanoma, aš anksčiau leisdavusi į diskusijas, kalbas, kuriuose mažai kada būdavo tokio vieno bendrumo taško, būdavo susierzinimas ir noras vienas kitam kažką primesti, įrodyti, pasakyti, kad taip, o ne kitaip, tik toks požiūrio kampas arba tik taip veikianti praktika ar įrankis. Vėliau iš viso to, kada žmogus, tu matai, nori kažką pasakyti, kad tai neįmanoma, taip negali būti, tai pažiūrėk, ką rašo, pažiūrėk, kaip pateikia visą tai. Mano vienintelis klausimas būna, arba du kokie, maks, kad ar jūs esat visą tai bandę praktikoje ir jeigu ne, viskas, tema užbaigta, diskusijų nėra, nes tu matai, kad žmogus ne tai, kad yra procese ir jis nori paklausti, o kaip aš dar galėčiau kitaip padaryti, kaip aš dar galėčiau išbandyti, nes aš darau va taip, ir man, kaip jums atrodo, ką aš dar galėčiau pakoreguoti, pamodifikuoti, gal kažkiek pristabdyti, kaip jums atrodo, pasidalinkit, kaip jums atsiskleidė procesas, kada jūs tame esate ir einate, ar ne? Todėl, jeigu žmogus net nėra bandęs, jis yra tik tai perskaitęs žinias arba informaciją ir jis prisitaikė savo, kad tai jam yra neįmanoma, tai yra neįmanoma jam. Nes kol mes neprisiemam noro patirti, išbandyti, pabūti tame ir pasidaryti savas išvadas, tol diskutuoti ir mainytis informaciją, kurioje nėra praktikos, tai tiesiog tik laiko gaišimas ir tu matai, kad žmogus tu pajauti, kad jisai nori išprovokuoti, išbandyti, išmušti tave iš ašies ir tiesiog nori pasimaitinti ir pamanipuliuoti. Tai tiesiog, jeigu mes kažko nesam į tai pilnai pasinėrę, be kaltės, kad man kažkas pasakė ir aš tada žinosiu, ką apkaltinti, jeigu man tai nepavyks arba aš tai jausiuosi blogai, tai tada net nepradėti, tiesiog likti tenai, kur buvo neįmanoma. Vadinasi, dar ne laikas, dar nėra poreikio, dar jums tinka taip, kaip tinka. Rūbas ir yra tam mes velkamės, kad man jame patogu, aš gerai jaučiuosi, man nėra ankšta, man nėra suspausta, man nereikia atkentėti, aš
renkuosi tą rūbą ir velkuosi tą rūbą, kuriame aš žinau, man bus gera ir komfortiška. Aš žinau, kad tame aš jausiuosi gerai. Todėl pasakymas galima žiūrėti, žiūrint iš kurios sluoksnio, išeikit iš savo komforto ribų, išeik iš savo komforto, išeik iš savo komforto zonos. Kaip pažiūrėti? Žmogus, kuris plešia iš lapelio vaistų tabletę ir sako, Rasa, būk kaip visi, tada susimastai, nes stebi metai, 2, 3, 4, tu stebi, ką reiškia būti kaip visi. Visi kaip tu, kuris stebi, kaip į rinką atsiranda vis daugiau ir daugiau vaistų pavadinimų, kalbėti tą temą, kada keičiasi informacija, kad va šis medikas yra toks, va šis medikas yra toks, ten nėra eilių, ten neima kyšio, ten maloniai su tavim kalbasi, ten kodėl, ką reiškia būk kaip visi. Žiūrint į tą žmogų, kuris man tai sako, man tai žinutė, ką šiandien aš dar galiu padaryti, kad aš nebūčiau toje pusėje kaip žmogus. Nes man netinka, kalbant su kitu, rodyti tokį pavyzdį, kad tu būk kaip visi koksai. Aš atsisakau. Todėl, ką aš šiandien dėl savo savijautos ir būsenos galiu dar padaryti, kad kuo ilgiau techniškai būčiau tvarkinga. Čia taip grubiai ir primityviai galbūt. Tačiau taikliai, kad ką man dar padaryti, kaip aš savim galėčiau dar pasirūpinti, kad būtų noras kuo anksčiau atsikelti ir pamatyti, koks grožis yra dėl mane sukurtas. Kad kuo anksčiau galėčiau atsikelti ir pamatyti, pasisveikinti su saulė, su rasa ant žolės, įkvėpti tyro gryno oro, klausytis paukščių čiulbėjimo ir visa tai dėl manęs. Šiandien kaip tik į Facebooką atėjo priminimas, kada prieš kokius galbūt 10 metų esu dariusi testą vaistinės. Šiaip net neminėsiu, kurios vaistinės. Klausimai apie viską, apie bent ką. Ar grūdanatės, ar turite fizinį krūvį. Ir atsakymas buvo 5 iš 10. Atsakymo įvertinimas buvo iš didelio klausimyno 5 iš 10. Kad sportuoji, kad anksti keliesi, kad naudoji daržovės, kad nenaudoji alkoholio, kad nenaudoji tabako, kad nenaudoji vaistų, kad nenaudoji psichotropinių, kad kažkaip savęs kitaip nestimuliuoja, kad nenaudoji nuo saulės priemonių, jokių kremų nesitepi, kad grūdinėsi, kad maudaisi šaltam vandenį, kad miegi po, sakykime, prie atviro lango, nesitroškini toje šilumoje, kad miegi nuoga, kad vaikštai basa, kad visą tai darai reguliariai, ne sezonais, ne tada, kada paskaitai straipsnį ar pamatai ir atėjo toksai impulsas momentinis, kaip dažnai iš praktikos tu atskirdavai savo klientą, kuris ateina, wow, euforijų, duokit man viską, jisai čia tą čiumpa, tokio pratimo nori, jis to nori, visko nori ir tu žinai, tik savo užduodi klausimą, kiek tu su juo turėsi kontaktą, kiek, ar jis mėnesį išbus, ar
jisai tikrai žino, dėl ko jis atėjo. Ar jam reikia tų linksmybių, duokim, aš vartoju ir kai man greitai atsibosta, manęs nebėra. Ir stebi kitą kategoriją, kuris žmogus ateina ramiai. Jisai eina į savaitę po 3, 4, 2, 4 kartus. Jisai nieko nereikalauja, jisai labai greitai perpranta aplinką, jis labai greitai susipažįsta su inventorium, jisai paklausia tada, kada jam kas neaišku, bet jisai žino, dėl ko atėjo. Jo pirminė užklausa žino jisai dėl ko. Jis nevaikšto iš klubo į klubus, jis nekolekcionuoja trenerių, jis nekolekcionuoja, kad va čia man dabar užmotyvuokit mane. Motyvacija iš vidinio poreikio, dėl ko aš tą darau. Ar dar pliusiuko, ar dėl pasižymėti, kad tą daro dauguma ir va štai aš tą darau, ar aš gavau dovaną ir mano partneris mane atvežė ir aš prieš jį puikuojuosi, kad va aš buvau su nauja madinga apranga, pasirodžiau, pasėdėjau, visokių formatų yra. Ir po visu tuo visi žino, dėl ko jie yra ten ar ten. Ir kai tu stebi va tą, kuris nori visko, griebia va čia va į save, duokit man tą, aha, ir dar tą duokit, ir dar pirti, ir dar masažą, ir dar viską. Ir tu matai, kad tas žmogus, jisai, labai greitai pranyksta, kaip labai greitai ir atsirado, intensyviai ir ryškiai. Ir grįžtant prie to, kad išeikite iš savo komforto ribų. Man komfortas tenai, kur aš gerai jaučiuosi. Metai 5, 10, 15, aš kuriuosi savo komforto zoną, kurioje man nereikia lupti iš lapelių kažkurio vaisto pavadinimo. Man komforto zona ten, ne ten, kur aš nenoriu kažko daryti ir man ankšta ir aš kenčiu, kada pamačiau, kada apsimetu prieš save, prisitaikau, apsimetu, būnu ir kenčiu, tai ne komforto. Todėl kategorija tiem žmonėms, kurie ne tai, kad plaukia pasroviui, bet tiesiog kitaip nežino, kad gali būti, nes tą daro dauguma ir jie įvardina kaip komforto zoną, nes jų toks rūbas, tokios stiliaus. Taip diena prasideda nuo tokių įrankių ir nuo vienų ar kitų stimuliantų. Kitų žmonių kategorija yra, kas daugumai nesuprantama ir jų yra mažuma, kad jų komforto zona, kad nepatekti tarp kitos kategorijos, kad jiems ir jais kažkaip turės kažkas pasirūpinti. Todėl man komforto zona kuo ilgiau būti tvarkingai, minčių, kūno, mentališkai, kad manim ir mano vaikams nereikėtų manim rūpintis, kad aš jiems nebūčiau kliūtis būti savo gyvenime ir kurti savo gyvenime, eiti ir būti savo komforto zonoje, dėl ko jie atėjo ir ką jie įsivardino. Todėl aš negaliu numesti atsakomybės, kad vaikas per mane atėjo tam, kad tvarkytų man kapines, paduotų vandens, kada aš sumanipuliuočiau ir pas mane atbėgtų, nes man reikia sutvarkyti plaukus. Vaikas turi savo gyvenimą. Aš, kaip brandi suaugusi moteris, prisiimu savo atsakomybę, savo į rankas ir kuriuosi savo taip tą realybę,
kurioje man gera ir komfortiška. Todėl, kodėl aš turėčiau išeiti už tos zonos, kurią aš susikūriau per daug metų su įpročiais, fizinio krūvio, mitybos, grūdinimosi, pajautimo, tai mano komforto zona, kurioje man esant, aš nesuteikiu galimybės tom instancijoms, kurios mane įvertino mano įpročius, mano praktikas, mano rezultatą, kurie įvertino 5 iš 10. Ar aš patikėjau, kad kažką aš ne taip darau? Ne. Ar tas rezultatas privertė savimi suabejoti? Ne. Ar aš dar labiau jaučiu save ir man norisi dar daugiau išbandyti ir patirti? Taip. Ar aš garantuoju, kad aš nebūsiu jų klientas? Ne, aš negaliu to garantuoti. Tačiau šią akimirką ir šį momentą aš darau viską, kad išoriniam pasauliui kuo mažiau reikėtų manim rūpintis. Kad tai, kuo šiandien aš esu ir kaip aš jaučiuosi, aš galėčiau sau pati pasidėkoti. Todėl išeinant į pabaigą ir baigiant ir apibendrinant, nes norisi neišsiplėsti, bet tačiau norisi tokio suspausto, sukoncentruoto minčių išdėliojimo pateikti, kad aš jau daug metų dar mokantis universitete ir kada būdavo krūvis visai studijos, darbai, praktikos, viskas toksai, buvo toks etapas, kada rankinėje tilpdavo viskas. Užrašai, iš karto, sakykime, apranga į praktiką, iš karto apranga į kitą veiklą ir joje visko buvo: maisto, rūbų, kitokių priemonių. Kokią šiandien žinutę noriu jum iš savęs perteikti? Išorė tai mūsų vidinis atspindys ir mūsų reakcija į tai. Pastebėti ar nepastebėti, ką mums transliuoja žmonės ir aplinka, kiekvienas renkasi pagal tai, kiek jis atsakomybės prisiema. Todėl man komfortas susikurti ir susidėlioti įrankius, būti pasiruošus bet kokiems iššūkiams ir bet kokioms situacijoms, kuriuose tuo metu aš esu. Apie ką tai? Man labai paprasta būdavo tose momentuose, kada būdavo, sakykime, egzamino diena. Arba labai paprasta būdavo ramu, jokio nerimo, jokios įtampos, kada ateina data, skrydžio diena, kada turiu kažkur važiuoti, skristi. Ar autobusu, ar lėktuvu, neturi jokios reikšmės. Tai tik transporto priemonė. Jaudintis, kada tu turi bilietą, ar ten ketvirtadienį, ar pirmadienį, ar trečiadienį su konkrečia. Ne. Tu turi ir jisai visada primins, kad tu nepražiopsotum, kad va, ruoškis ir dabar į kelią. Atvira širdim į įspūdžius. Prieš kelionę, kokia jinai bebūtų, trumpesnė, ilgesnė, 3 valandų,
Jeigu lėktuvu, tai mes žinom, kad ne, tas laikas ne tik skrydžio laikas, ten 3, 4, 10 valandų, bet prisideda dar iki to ir po to, ar ne, tai praktiškai užima vos ne visą dieną. Žiūrim, kokie kryptimi mes turim nusigauti, į kurį tašką. Ir tada aš savo priėmiau tokį pasirinkimą, kad būtent tą dieną ir iki jos dar, sakykime, parą laiko, aš kiek įmanoma atsiriboju nuo tų stimuliantų, kurie, sakykime, apsunkina mane. Todėl iki, sakykime, pavyzdys, iki skrydžio laiko pas mane nusiėmė maistas, pas mane minimum vandens, pas mane minimum kalbėjimo ir tada tas išėjimas į tylą. Būtinai tą dieną, kada yra skrydis, yra fizinis krūvis ir nesvarbu, gal anksčiausiai esu išėjusi 4 valandą į krūvį ar prieš 4, kad išjudinti, kad užsikrauti, kad išlaisvinti, kad paruošti tai dienai, truputėlį kitokiai neįprastai, nes skrydžių nebūna kiekvieną dieną ir savaitę nebūna, bent jau pas mane po 2-3 kartus, todėl pasiruošti tam, aš maksimui tam pasiruošiu, kiek aš galiu. Kad man išorinis pasaulis nebūtų kaip trigeris, kad tą dieną ir kelionė jinai prasideda tada, niekada, sakykime, tu kažkur jau būni toje kryptyje, kur tu turi būti, ne tada prasideda stebėjimas, džiaugsmas, sakykime, mėgavimasis. Man kelionė prasideda tada, kada vėl aš pramerkiu akis ir velkuosi jau tą emociją ir tą būseną, nesvarbu, kad bus dar per kelis transporto priemonės, kol aš įlipsiu į galutinį, sakykime, tą perkelėją manęs, kurioje aš būsiu, sakykime, dabar kaip pavyzdys į lėktuvą, ar ne, kad iki lėktuvo prieiti, man dar reikės važiuoti su vienu autobusu, gal, sakykime, su taksi, su kitu autobusu, kažkiek tai laiko laukti. Bet aš jau pradedu tuo gyventi ir dėkoti, kad štai atėjo akimirka, kada galiu aš nerti pilnai į pajautimą, su kuo mažiau savęs apvaržymų. Ir ta diena yra priešingai, man yra komforto, mano zonos išplėtimas, nes aš priėmusi vienus ar kitokius sprendimus, atsisakiusi vienų dalykų ir įvedusi kitus, aš tame laike ir tame procese, toje atkarpoje dienoje, kol aš pasieksiu galutinį variantą, aš jaučiuosi gerai, nesvarbu, kas nutiktų. Nuėmus bet kuriuos stimuliantus, maistą, su kuo mažiau miego, su tyla, su fizinio krūvio įvedimu, viduje ant tiek ramybė ir žinojimas, ką tu turi daryti ir kaip tu turi reaguoti, kai kažkas galbūt vyksta nenumatyta, kažkas vyksta ne pagal planą, kažkas vyksta ekspromtu. Tau išorė padeda pagal tavo vidinį tuo metu susikurtą pasaulį ir būseną. Tau lengviau prisitaikyti, jeigu nėra galimybės tuo metu, sakykime, nuveiti į damų kambarį. Nėra kur. Tačiau tu esi tam jau pasitikrinus pagal rezultatą ir pagal kitas keliones, pagal kitą patirtį ir užtvirtinus, kad
Nieko tokio. Aš sėdu su knyga, nes aš tą žinau, kaip aš, kame aš galiu būti, nes ne tai, kad pakentėti, o tai, kad aš jau esu paruošta, kad gali būti visaip. Ir kad man nekiltų jokio nerimo, kad man nekiltų jokio streso, kad man nekiltų jokios panikos, kad aš čia dabar prisivalgiau ir neaišku kaip, ar sunegaluosiu, ar apsinuodysiu, ar bandau, dažniausiai būna žmonės bando iš vakaro, bando kelionėse, pirmą kartą, kažkas, kas nepatirta, nežinant, kaip jų organizmas į tai atlieps, jie eina į tokį patyrimą ir paskui įstato save į tokias būsenas, kad būna, sakykime, panikoje jis pats, bet dažniausiai būna panikoje aplinkiniai kiti, nes visi kažkaip įjungti į to žmogaus žaidimą ir visi turi gelbėti, turi padėti, visai būna. Aš ne apie tai, kad ignoruoti, būti abejingui, jeigu kažkas nutiko. Aš ne apie tai. Aš apie tai, kad maksimum mėgautis procese. Kad maksimum pasidaryti namų darbus taip. Ir žinoti save taip, kur mano silpnoji vieta. Ir jeigu aš žinau, kad mano silpnoji vieta yra tame, kad man reikia kažko, kai man šalutinis toksai stresas ar nerimas ar baimė skrydžio. Ir jeigu aš save dar apsunkinu, jeigu aš dar pastimuliuoju save iš išorės, pasodinu ant kažko, realiai aš sukuriu tas aplinkybės ir sąlygas, kada to nerimo ir streso yra 2, 3, 4 daugiau. Ir jeigu visą tai žinau, ir nepasidarau namų darbų ir kartoju tai kitą skrydį, vietoj to, kad padaryti kitaip, nuimti maksimum kiek galiu dirgiklius, stimuliantus ir eiti pagal impulsą, girdėti kuo daugiau savęs, nuimti, atmesti, išsipakuoti, išsilaisvinti iš tų sluoksnių, kuriais gyvenam kiekvieną dieną, ir pasilengvinti, palikti tik vietos įspūdžiams ir akimirkoms, kurias galbūt aš matysiu pirmą kartą. Leisti savo kuo daugiau būti nustebintai. Be fokuso ir dėmesio, kur rasti tualetą, kaip rasti maišiuką, nes mane supykino, kaip užspausti pyktį, nes mano pakeleivis yra netoks, kokio aš tikėjausi. Kaip užsidėti ausines ir ką pasakyti atsisukus tėvams, kurių vaikas verkia. Regis, mes patys nebuvo maži ir to nedarėm niekada. Kaip man daugiau rasti kabliukų ir užbėgti prieš 3 žmonės, nors aš turiu savo fiksuotą ir pažymėtą vietą lėktuve. Ir jeigu aš esu jau prie vartų, jisai tikrai be manęs nepakils. Ir koks man skirtumas, ar aš įeisiu prieš 5 sekundės, ar aš įeisiu po 5 sekundžių. Ir visas tas emocijas sukelia tai, kiek mes save esam apteršę ir kiek mes leidžiam išoriniam pasauliui mus įtakoti. Ir kiek aš priimu tai, kad atsisakau laikinai tų dalykų, kurie man trukdo ir kurie man gali truputėlį iškrėsti tokią kiaulystę. O kodėl? Aš renkuosi pati, kaip šioje kelionėje, šioje patirtyje aš noriu būti ir kokia noriu būti. Kiek aš būsiu savo viduje
ir manęs netrigerins aplinka, aš stebėsiu ir mėgausiuos, kiek nuostabių žmonių yra aplinkui ir kokie jie visi skirtingi. Mano dėmesys bus ten, kur aš norėsiu. Jo nepaims niekas, nes aš tam atsisakau tame dalyvauti, kad mane įtrauktų ten, kur aš nenoriu ir kur aš atsisakau būti. Todėl, ką noriu pasakyti, egzamino, skrydžio, kelionės dieną aš pilnai tame procese, aš pilnai pažinime, aš noriu užmerkiu akis ir esu pilnai su savimi. Aš noriu atmerkiu akis ir matau visą tai, kas dėl manęs sukurta. O kad matyti visą tai, kas dėl manęs sukurta ir tuo labiau visą tai pajausti kūnu. Kada nereikia fotoaparato, tu fotografuoji tiesiog akimis ir mėgaujasi. Aš tam susikuriu, aš tam pasiruošiu, aš tam esu pasidarius namų darbus ir tai užtvirtinus. Niekada nereikia to pradėti daryti tą dieną, kada jau kelionės pradžia yra. Viskas po truputį, viskas iki to. Leiskim savo, kad mes galim tikrai išgyventi parą, 2, 3 be maisto. Mes galim tikrai išgyventi be vandens. Mes tikrai galime išgyventi be miego. Kam kitam be miego būti problema ir jis bando tai ištaisyti medikamentų pagalba, dar kažkieno pagalba. Man tai nėra problema, man yra palaima, nes aš tada esu ant tiek budrumo būsenoje, kada matau save, matau realybę ir gerai tame jaučiuosi. Aš tame gerai jaučiuosi. Tai ir yra pagrindinė mano praktika ir patyrimas ir nerimas į tai, dėl ko aš darau, aš atseku nuo pradžios, kada aš visą tai pradedu nuimu ir pasilengvinu savo iki pat pabaigos, matymo rezultato, kaip aš esu. Kaip aš esu tame momente, kada nuo taško A iki taško B visą tai praėjau, su kokia būsena, kokioje nuotaikoje aš praėjau, ką aš galiu gražaus ir nuostabaus iš to pasakyti, kokį rezultatą aš savo galiu užtvirtinti. Gražios dienos. Todėl man komfortas tame, kad aš einu su drąsa, su pasitikėjimu, su atsakomybė į tai, ko nedaro dauguma. Ir iš to prasiplečiu tik tai, neišeinu iš komforto zonos. Aš prasiplečiu savo su kiekviena diena, su kiekviena naujove, su kiekvienu patikrinimu, prasiplečiu tik tai savo komforto zonas. Išeiti iš komfortos, truputį čia sąvokos yra sumaišytos. Išeiti, kodėl turiu išeiti iš ten, kur saugu, kur gera, kur nėra tokių supinių, nei su savim, nei su kitais žmonėmis. Yra logiški, šalti, greiti sprendimai ir reakcijos, yra ramios reakcijos, yra sprendžiam tai, kas atsitinka momente, arba kas gali būti nenumatyto. Aš turiu energijos į tai adekvačiai reaguoti, be panikos. Kaip visada, tęsinys iš kitur
ir antroje dalyje, nes visada po pirmos dalies susigūlė ir išlenda dar kažkas, išsipakuoja, susiaktyvina ir pasikelia dar į ką norėtųsi sudėti tokius taškus ir akcentus ir momentus. Todėl žinutė man, mylėkime, rūpinkimės ir priimkim tai, kad išorinis pasaulis ir išorinė realybė visada ateis į pagalbą mum, jeigu bus kažkas netikėto, jeigu mums reikalinga ir kiek žmonių yra dėl manęs, kiek vairuotojų, kiek taksi, kiek pilotų, kiek stiuardesių, kiek sutiktų žmonių, kurie padeda man. Tik klausimas sau, o kiek va visa tai, kas man padeda, kiek aš sau pati padedu, kiek sąžiningai atsakau sau, kiek aš sau pati padedu, kiek aš dėl to padarau ir kiek aš to noriu, kad jausčiausi gerai, kad visas mano dėmesys į naujovę, į tyrinėjimą ir pažinimą būtų kuo labiau iš skaidresnės, budresnės, lengvesnės ir švarios energijos, su harmonija ir meile.